Sveiki nuo kranto. Iš karto. Be jokių maišymų šį kartą. Neskubinam. Dabar turim 1:30. Esame prie Šešupės. Nauja vieta. Ir pažiūrėsime, kas čia bus. Laiko ne per daugiausiai, 5 jau tamsu. Bet, kaip sakoma, prie kranto daugiau šansų negu namie kažką pagauti. Esame netoli Piliškių, toli niekur nevažiavome. Ir pažiūrėsime, vieta dar nežvejota. Jaukai tie patys, mačpratim blėka su brymu, 2 mm prasijota. Matilius, kasteris, dzikai balti spalvoti, pinkai. Kukurūzų dar turiu sliekų. Ir gal kažką pavyks pagauti. Aišku, kaip visada norėtųsi kuojų gerų. Nes jas labai smagu traukti. Taigi startinis jaukinimas padarytas. 5 jaukyklėlės. Tos didesnės, kur ir praeitą kartą. Dabar pirmas metimas su kabliuku. A112 numerio, ilgis 70 cm, penkutės ant kablio ir nieks nesisveikina. Šiaip čia dešiniau, kaip ir duobė. Tik tais tiek, kad dugnas visur minkštas, taip nelabai radau kažką keitesnio. Bet yra, čia pabandysim, jeigu nieko, gal pusę valandos kažkur, tada čia pabandysiu ant susiaurėjimų. Ir pažiūrėsime, kas bus. Šiaip čia ta žuvis pajuda paviršiui. Ten žmogus toliau žvejojo, tai pagavęs keletą kuojų buvo. Tai mes to irgi norim. Bet jau galėtų pasisveikinti kažkas, kad atsirastų tikėjimas tašku. Nes čia didžiausia problema būna tokiu atveju. Bet kol kas nieko. Bet gerai, čia tokia nuokalnė, vėjo nėra, ramu. Net aprangos nereikva, nešalta kol kas bent. Gerai tu Šešupėj, smagu. Čia planas kitur buvo važiuoti, bet kad laiko nebuvo. Tai važiavom kur arčiau. Jau ką šiek tiek perdreikinau, bet dar pabrins gal. Niks nesisveikina. Kur to žuvis? Kur to žuvis? Gerai. Dar 2 metimukai ir pažiūrėsim kitur. Kad negaišti laiko. Gyvų nieko nedaviau dar. Nes neaišku, ar ten kam nors reikia jų. Pliukšt. Paskandinam valą. Kaip ir pirma žuvis. Ką čia turime? Kuojukiai. Tobula. Bet 3 metimai į duobę. Ir nieko. Tada čia tiesiai link, į susiaurėjimą. Pirmų metimų žuvis. Tai tada gal ir gerai viskas čia. Pažiūrėsim, ar nekokia pasiklydus. Šiaip pinkai viskas gerai, realiai tai nieko daugiau ir nereikia, tik pinkų pasiėmė. Pusę litro ir gali žvejot. Jauko pakelis. Aš sunaudoju daugiau. Bet užtektų tikrai ir kilo. Ir gal. Trys metimai, 3 žuvys.
Išlaukimas koks minutė 30. Tai pabandysime sumažinti jaukyklėlę ir pažiūrėsime, ar padažnės. Tik tais, kad kibimas toks baks, bet iškart galima traukti, nes vos ne žuvis yra iškart. Buvo tokia, dabar uždėsim tokį. Svoris tas pats, tik tais turi mažesnį. O, kibimas. Balais dantim toks. Nu, užbaikit, ką pradėjot, ponia Koja. Ir taip, kai pabadu, tai galvoju visada viena mintis. Likutį pinka ir neliko. Nors matilių lengvai numuša, pinkus biškiai sunkiau dzikus. Vis tiek reik žiūrėti. Tuščių. Parazitai. Yra tokie pamūčyti, bet yra. Nu ką, bandom toliau. Bandom toliau. Pas mus atplaukia. Išbaidys žuvis dabar. Oho, kibimas. Bet tuščia. Gal ne? Ne. O, keptuvinį. Ale šalta kokia. Nu, pasiūlysim tų pačių dar. Pamūčytų. Gal netokį pikti atrodys. Bet va, sumažinau jauko kiekį ir kibimai kol kas dažnesni. Praktiškai iš karto. Reik sekti laiką, nes gali nueiti. Štai laikrodis reikalingas, kurio neturiu. Užklupo truputį nesklandumai. Praplaukė su valtim. Žvejys. Tai kaip ranka nuėmė žuvį. Nieks nevyksta. Bandysim padidinti šėryklėlę. Nu, kažkas užkibo įdomesnio. Nekyla nuo dugno. Ne į žolės, prašau, tik tai ne į žolės. Nu, čia tai jau. Oi, kaip spaudžia. Nereik net ištraukti, jis jau galiu laikyti ir iki vakaro ir ramus namo važiuoju. Oi. Nesuprantu net kas per žuvis. Lynas. Oi, tu dievulėlio brangus. Opa. Nu, čia tai bonusas. Afigiet. Nu, į kalną ne pats geriausias dalykas. Nežinau, kaip matyti, bet geras lynas. Nacionalinė Lietuvos žuvis labai graži.
Nors kitur tai nevertinama. Buvau Suomijoje. Tai čia dumblų žuvis ir meta laukės. Tiesiog. Smagumėlis. Daugiau praktiškai nieko ir nereikia. Op. Nuotraukėlę, kaip visada. Ai, gerai. Kibimas geras buvo. Smagu. Nu, bičiuli, dabar tavęs reikia nesužaloti. Atsargiai. Nu, nesimuistygi, paleisiu paskui, ko tu čia dabar stresuoji. Va. Ai, koks gražus. Zaje. Oi, pasaką norėjau pasakyti. Dar 3 tokius ir vyzi viskas. Ant 4 pinkučių. Ir iš tikrųjų patempavau stipriai kas minutę ir į kas antrą šėryklą pinkų dėjau. Tai aišku, čia gal stapimas, gal ne. Bet tai buvo. Laukiam kitų. Gal už tai ir tą koją pasimažinau. Nurimau, kad atėjo didesnį žuvis. Tik kad mes ją dabar ištraukim. Tai gal koja grįš. Kita žuvytė. Jau ne tokia gaila. Va, grįžo ir kojukis. Bet reikia laikyti tempą, jeigu tik biškį patingi, tai stipriai jūs kažkaip tais nori valgyti prieš žiemą matyti. Tai kuo dažniau permeti, tuo daugiau kibimų. Dabar jau šėryklos kol kas nekeisiu. Pinkų irgi paduosiu. Pažiūrėsim, užkursim ar ne čia kažką stabiliai, kad būtų. Imti nieko. Dar kartais va taip, kai permetinėt imi meškerę, tai lėtai ją reikia kelti, tai būna, kad pagriebia be kylant į tą masalą. Ir tikrai pakankamai dažnai. Nu, dar vienam kartui paliekam. Čia tas galioja visur, iš tikrųjų stovinčiam vandenį irgi. Kad tik karšelius gaudant. Turiu šiaip šviesos, iš tikrųjų truputį gal biškį sutemus pasėdėsim, dar bus matyti. Kad filmuot sunku sutemus neina. Neaišku, kas ten matytųsi jums. Žuvikiai, kur spurda labiau. Kasgi čia pas mus atplaukia. Opa. Karšėlis, nu. Ko ne. Ant dzikų 3. Uždėsim dar 3. Šiaip tai
Kasteriu galima paduoti gal. Tokiu atveju, nu, jei dar vieną pagausim, tada. Koja lynas karšelis. Neblogai. Kaip lapkričio 20. Žuveliokas. Bet čia dabar sunkokai siekasi jūs prašyti. Bodzikus sudėjęs kelis kartus, nieko. Dabar pinkus uždėjau. Bet ir tai trečiu metimu kokiu tik tais. Paėmų. Kaip tu stabiliai tokią koją, visai gerai būtų. Bet tam čia ir esam, kad tai padaryt, kad tai būtų. Sekanti. Galėtų būti dydis didesnis. Nu, bet jau šitą tokia jau dviese pavalgai. Smagu tas kojas gaudyti. Sakykit, ką norit. Pikeruku. Atšviežinsime masalą, nes jau trečia žuvis ant tų pačių pinkų. Jau šiek tiek nemandagu prieš kojeles, kad šitaip apgaudinėjom. Nu, bet jeigu jos valgo, tai ko ne. Ko ne. Pinkus tai iš eilės dedu, čia kažkaip, nežinau, spalva neturi reikšmės šiandien. Kartais būna. Šitoj pradžioje dedu baltą raudoną, tarkim, būna kibimas, pažiūrėt tik baltas arba raudonas. Nučiulptas, o visa kita švaru ir nepaimta, tada dedi du tuos spalvos ir viskas gerai būna. Menas čia. Gerai, ne taip viskas būtų paprasta, nebūtų taip įdomu. Ir dabar pradėjau kasterį padavinėti prieš sutemimą. Gal atneš ką nors įdomesnio. Gal ir ne. Bet kad tempas būtų, tai nepasakyčiau. Taip. Reik biškį pasėdėti kartais. Bangom tokiam. Kabliukų pavadėlių nieko nekeitėm, kaip ir viskas gerai. 0,1 valas mimetiksas kolmiko. Lyną atlaikė. Kažkokia pikta žuvis užkibo. Nedidelė, bet pikta. Nu. Gišlys. Oi, tu savo, kokia pikta. Už tai, kad big fishas beveik kojinis. Į viršutinę lūpytę, net nesąžininga. Šiaip tai vieną pastebėjimą apie ritę turiu. Čia Flagmanų Inspirationas 4,5, jų lyg ir nebedaro jau. Šiaip žiauriai gera ritė, nėra sunki, valą gerai vyniuoja, nu viskas tikrai liuksuje. Bet vat šaltų metu kažkaip jinai pradeda strikti. Reiktų gal padaryti. Tepalas gal kažką reikia pakeisti, nežinau. Bet kada atšąla oras, tai jinai tokia pasidaro grubi.
Nu bent man. Nors ir saugau, iš tikrųjų, nei vandenį būna, nei nieko vienai. Bet ant visų apikerių tai pasaka. Nu tai kur tos kojus, mes tiek kantrybės neturim. Gal gali kentėti, bet tik nebe kibimo. A ne? Kas čia pasidarė? Jau nieko. Kažin ar klipsas nenušauks dabar. Nenušaukau. Nu įdomu, kaip šiandien bus prieš stemimą, nes čia 2 kart buvau, tai 1 kart buvau gerai, kitą ne. Ką čia turim 2 valandų, pusė 2 pradėjom. Pusė 4 beveik. Porą valandų. Nu, per daug nieko įspūdingo čia nenuveikėm. Nesupratau. Ai. Gera žuvis buvo. Galiu pasakyti. Bet kas iš to, kad jos nieks nematė. Ant balto ir raudono dziko. Pakartosime šitą derinuką. Ir kibimas geras buvo ir nepakirtau. Bėda. Gėda žvejui. Koja buvo, nes davė gerai dugną, bet... Nu, bet kas iš to? Nu, ir į vakarą biškį tyliau. Ir taip čia nebuvo labai jau masiškai visko, bet... Viena kita pasigaudavo, o dabar toks kažkoks tai štilius prasidėjo. Bet gal pasidėsime ir tamsiai truputį bus matyti. Kas čia bus? Yra tokių pabadymų, bet tokių neužtikrinti. O ką čia turim valandų? Valandų turim 4. Tai dar pusvalandukas ir ten pradės. Nu kažkokie žuveliokiai užkibo. Dar maistosi labai stipriai. Ant 3 dzikų. Nu kur. Čia.
Tokių norėtųsi daugiau. Op, nepamečiau. Truputį taškas pailsėjo, nes padidinom šilumos lygį. Apsirengėm, dabar jau niekas nebaisu. Tik tais dar tuoj perstatau. Žinau, kaip matyti dar gal normaliai. Tuoj padarysim kameros režimą kitą. Pabandysim pafilmuoti tamsiai. Ar kas gausis nepažadu, nes šiaip taip problema, kada vienas. Kibimas geras buvo toks nuteikiantis. Dar ir variantas jau, jeigu čia visai nieko bus tamsiai, tai į duobę mesime. Klipsas likęs. Pažiūrėt dar, bet ilgai nesėdėsim. Nu, viskas priklausys nuo aplinkybių. Toks įdomesnis kibimas vyksta. Ir nieko nevyko. O, įvyko. Oho. Nu. Kuoja. Gera kuoja. Biškį atsistosim gal jau. Batoniukas. Gal paimkim šitą jau. Taip įrėjęs. Vyriškai. O. Ir vėl 3 dzikai. Ant vakaro daugiau mėsos susimanė. Nu, uždėsim dar taip pat. Šitaip. Ir šitaip. Net matyt ant kirmėlių, kad šalčio padaugiau, nes dzikai nebejuda. Grįžo žvejys su valtim, tai sakė irgi tik smulkmė čia toj lankėlį. Lydekų nieko. Man tos 2 kojos ir dabar nieko. Dabar uždėjau pinkus. Ir žiūrėsim. Ką čia valandų turim? 5. Beveik. Nu tai iki 6, jeigu nieko, renkamės šmutkės. Ir galiu pasakyti, kad niekas nejudina. Visai niekas. Nu dar pabandysim duobę ir jai ką link namų.
nenudžiuginsiu nieko. Dar truputį eisim rinkti žaislų. Aišku, video kokybė ir nieko gero, bet. Turėjau kibimą, bet toks ir užtikrintas atrodai buvo, bet gal paskubėjau. Nežinau. Bet sutėmus nutiko. Ir upėje primu. Tyka. Tai žodžiu, dar truputį pasėdžiu ir paskui parodysiu žuvį. Nu ir žuvis užkibo. Dar ne iš mažiausių tokia, bet ir neįspūdinga. Bet net sakyčiau, kad gal karšis. Panašu gali būti tokia lustas jau. Taip ir yra. Op. Op. Nedeckas. Nu panašu antrą turim. Bet dydis tai neįspūdingas. Nu gal didesnis negu pirmas. Gal. Atsistokime visi. Gal net ne karšis. Nu kur tu eini? Parazite mažas. Opapa. Per savo nematau nieko. Oi. Oi, tu savo. Oi, tu koks aršus. Nu žiauru. Nu didesnis. Negali sakyti nieko. Aišku, nematyti nieko. O, jau kutį. Kakina. Reiškia stiko. Kur tau netiks toks skanėstis? Nu toliau didinam porciją. Buvo 2, 3, dabar 4 bus. Bet jau kablys per mažas. Tokiai porcijukiai. Tik atkibimai tokie gražūs, jau matai iš karto, kad nekuoja. Nu laukiam trečio, bet jau miršta mikrofonas, tai nežinau. Paskui pabaigą gal tik tais žuvį sufilmuosim ir viskas. Nežinau, kaip su garsu bus. Nes jau visai nedaug gyvybės pasilikė. Tai bus matyt, kokia čia ta pabaiga gausis. Kol kas dar truputį sėdime.
Gal atplauks ir trečias karšys. Bus matyt. Tai va, tiek. Šį kartą tai parodysiu. Matyt nežinau kas, bet kitaip nebus. Lynas tai geras. Labai geras. Iki sekančių.